Kalbant apie tavo transliacijas, kokį didžiausią donatą esi gavęs? Donatą? Jo. Tai turbūt aš jeigu bijau, visi mėgsta apie pinigus. Ne, Man atrodo buvo, aš pasakysiu. Tai labą dieną visiems, sveikučiai. Senai bematėte, ne, Simą turbūt taip staigiai pradedant kaip ir vloginti ir kažką daryti. Ir pagalvojau, kad biškai jau pabėgau nuo savo kanalo rubrikos svarbiausia lankyti. Apart žvejybos epizodų kol kas nieko neaplankiau, nieko nepadariau kitokio, tai metas paįvairinti. Ir šiandien, gerbėmieji, mes važiuojame į vieną studiją aplankyti bičiulių Roko ir Laurino. Tai yra Powerhit Radio studija, kuri yra įsikūrus laikinai Palangoje. Užsuksiu dar į svečius pas mamą į optiką. Taigi, kas kalba Powerį? Ai, muzika groja. Taigi taip lengvai, sunkiai, nesunkiai, visai paprastai užsukime į Palangą ir pažiūrėkime, kas gero. Diena yra vidury savaitės, tai tikrai nebus daug žmonių, bus ramu. Kitą dieną ar už 2 dienų, bet kas sekat mane Instagrame, aš pasiripaustinau realiu laiku, tai jeigu nesekat Instagrame, galite užsukti, įmesti followiuką. Jo, rimtai, be bajerio. Ir ateityje žinosit tiksliau, kada ir ką veikiu, nes Instagrame istorijos įsimetu čia ir dabar veiksmą. O dabar važiuoju per žiedą ir... pažiūrėkit, koks auksinis. Jo, Palangoj, bermakariai jaučiu juda. Ir Makregoras. Gerai, atvykom, slyvų mamai reikia atvežti. Pinėlė. Varom žiūrėt greitai. Keista, vis tiek, kai žmonės praeina, būna tų vloginių, atrodo jau daug metų, kuri turinį ir vis tiek išsitraukus tą kamerą viešoje vietoje, tu jauties taip, kas čia kur kaip, pagrindinė Vytauto gatvė ir jeigu jums reikia į optiką užsukti, visada galite ateiti čia ir įsigyti puikių akinių. Galit prisėsti, pailsėti, jeigu nori. Ką tu maivais? Pateksi į video, žinok. Skambini? Taip. Gražiai atrodai. Žiūrėk, dabar man reikia užsakymą. Pasakai komplimentą. Žiūrėk, man reikia užsakymus tvarkyti. Let's work. Mama iškart pamatė, sako, čia braškius pasidėjai. Čia yra. Taip. Tu kur yra vyrams kuponai? Palauk. Man 2 valandą į eterį. Nieko nesakei? Aš nebepasakiau tau? Nieko man nebepasakiau. Tai aš kaltas. Vyrai, tikėkimės gausim. Jeigu nešioja akinius, visko turite, ne? Čia pafilmavau, galėsiu parodyti. Man sakė, išjung dabar reikia pakalbėti rimtais dalykais. Rokas ir Laurinas. Galėsit, vyrai. Užeit, sako, jeigu norės prisidėsit. Jeigu norės prisidėsit savo, jeigu kažkokius jau žiauriai brangius rinksitės. Rokas ir... Viskas vyrams su vardais bus parašyta, tai negalės niekam kitam perduoti. Su šipsinėlė tokia bus. Tai ir gerai. O kas nors kiti, kas atvyks, gali sakyti. Mes nuo svarbiausia lankyti, ar galima nuolaidos? Be abejo. Kiek duosit? Priklauso, kiek pirks. Priklauso, kiek pirksit. Aš per 20 minučių iki tilto nueinu peškom. Mam, per 20. Nes man 2 minučių liko. Ką sakei? Čia kažkokiais sakiniais be ryšių. Mama sako, kažkokius sakinius, blogai man reklamą darai. Imk šalia. Nu, laikyk tada. O, su geltonu man patinka. Imk kainų šalia. Sako, mama, nuvyk su šitais nepatiks, atiduosi. Gerai, mam, aš tada grįšiu. Kaip lengva? Metui patlui. Ne, bet tai čia iš tavęs irgi. Nu gerai, aš tai grįšiu. Viskas, gavau naujus sakinius ir aš. Iš pradžių galvojau, labuką, kurie yra įsikūrę, bet pasirodo, jie labai aiškiai yra įsikūrę. Mojoje vyrai. Iš Palangos švęsti vasarą susitinkame Resto bare Karma, esančiame Jono Basanavičiaus gatvėje 56. Labą. Labą dieną. Fotkę bandėm pasidaryti, bet vat Aš susidrudžiau fotkę daryti. gali pasisveikinti. Labas. Žiūrėk, sugalvau. Mes turim rubriką, kurioje grojam auksinę muziką ir mūsų klausytojai renkasi metus ir mėnesį nuo 2003 iki 2020. Tai tu pasakyk tada metus ir mėnesį, mes išrinksim 3 dienas ir dėsim. Nuo kelintų? Nuo 2003 iki 2020. Tai pačius seniausius. 2 trečius, balandžio 7. Balandis.
Blemba, tai, o žinai, kad 2003 metais kovo mėnesį, kovo 31 Pauris atidarė duris. Tai... Pirmas mėnuo. Tai tu pasirinkai... Aš savo gimtadienį pasirinkau. 2003 gimimo. Ne, nu tai čia pat jau anksčiausia, nu tai jo. Ne gimimo 2003. 2003 gimimo. Čia bairis rokai buvo. Ar rokas sunkiau su bairiais rokas? Jis lėtesnis pas mus yra, bet nieko, mes jį Ne, aš tas, kur viską užrimta priema. Dinamitą mačiau. Sprogsta. Bet vėl šiais metais kažką. Bus, jo, šiemet dabar sėdžiu nuotoliu žiūriu, bet iškart po mūsų eterio varys į trasą. Ne tavo vaikai čia sukūpėt. Vaikas faką rodo. Rimtai. Ne, liuksą rodo. Dabar tai jau liuksą. Gaila, aš negalėsiu būti. Esam. Pernai aš ten tave irgi. Tai aš tavęs irgi nepagalvojau, nes vienu metu, kai buvau atvaręs. Jo, aš kaip paskaitavau rašiau. Žiūrėk, taip gerai atrodo. Geras vadengau. Cool. Biškė anonsas darom? Nu, jūs kalbėkit. Aš pabūsiu ramiai. 14 valandų ir 1 minutė Lietuvoje, tai mes trumpą anonsą padarome su Lauriu, kad pas mus truputėlį nestandartinė programa dabar bus. Pas mus eteryje dar vienas interviu, mes vakar turėjome su Humoro klubu, šiandieną turėsime su youtuberiu, influenceriu, streameriu, kaip dar pavadinti? Jo, tai Simas Anužis, svarbiausia daryti, geriau žinomas internete. Junkit mūsų transliaciją per GO3, taipogi klausykite toliau, siūskite klausimus į Messengerį. Ir visai netrukus Simą pakalbinsim čia tiesiog iš Palangos. Aš šiaip gal iš karto pasakysiu tiesiai šviesiai, Lauri. Nu. Biški nepatogių klausimų. Oi, padarysim, kad jau čia šlepsėja pas mus. Jo, jeigu turite jūs kažkokių nepatogių klausimų irgi mūsų svečiui, tai galima klausti visko, žinokit, mes viską. Drąsiai, sakė, atmuš viską. Po vienos dienos. Po vienos dainos? Tai man net pasiruošti nėra laiko. Man reiks ausinės irgi užsidėti, ne? Deja, bet ne. Deja, bet ne? Ai, nu tai tada gerai. Dedu tavo 3 ausinius. Tai gal po to, kai pakalbėsiu, ne, čia pafilmuosim, nežinau kiek ekranus galima jūsų ką čia rodyti. Viską galima. Šiaip įdomu, žinai, ir žmonėms galbūt parodyti. Viską galima. O rokas čia? Kas čia? Čia klausytojai mums padarė, mane gamino, kol groja Poweris. Geras. Šiaip tai norėčiau ant vaiko maikės tokia pamatyti, mane gamino, kol groja Poweris. Įsivaizduoji? Idėja, Hebra. Iki kada būsit? Iki 28. Tai va, kas gaminat maikės atvežkit, Lauriui. Iki Liepos 28 dienos prie Palangos tilto. O čia tik toko laivas eina? Ne, čia yra įrašinėjai. Oi, tu turi vaikų? Tai iš kur tie tėvelio bairiai? Šitas geras. Sveiki, viduriuką darysim. Ai, aš į vidurį. Mes įsijungė mikrofoną šitą? Taip, jis jau pabandytas yra. Palepėk. Tai šitą gal netgi labiau į roko pusę dedu, nes jeigu tu čia, tai tu nuo šito girdėsies. Va, aš dar greitai. 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, biškit. Švirpia, ne? Normaliai? Nelaikyk prie pat lūpų, gerai? Neslašysi. Švirpia? Manęs dabar ne? Ne. Aš tik vidury kaip dainininkas. Galim tau uždėti šitą nešį. O, iš karto geriau. Čia dabar tik tu Durekso reklama kokia, tai žinai. Labai gerai. Žem. Aš jau skaitau klausimą. Nu tai sveikas atvykęs, Simai, į Powerio studiją ir sveikas atvykęs į Palangą. Labas, man keista radio, kad neieškau kameros, kaip visą laiką, žinai, aš į kamerą žiūrėsiu. Pas mus 2 kameros šiaip yra šičia studijoje, visą laiką galima matyti. Radio staty kamerą ne prioritis. Jo, bet mikrofonai šiaip mes modernus radijas, taip kad irgi klausytojai, jeigu norite pamatyti mūsų studiją ir Simą gyvai, tai Power4DLT, appse, o ir klausytojai pas mus eina, labas. Tai va, tai Simas ne naujas svečias pas mus, tu ir Vilniui pas mus studijai buvęs, dabar į Palangą, dabar jau kai važiuosim iš kokio New Yorko transliuoti, reikės vėl tave atsivežti. Tai atvažiuos, aš būsiu aplinkui kur nors. Kažkur visur su kamera vaikščiu. Ką tu veiki čia Palangos, tegu prašką vaikščiodamas? Aš taigi persikriauščiau į Klaipėdos regioną gyventi iš Vilniaus pajūrį ir galvoju, išgirdau, kad jūs čia atvažiuojate atostogų. Taip. Tai būtų įdomu pažiūrėti, kaip studija atrodo, mobili studija. Atostogų, darbostogų. Bet tai, kad jūsų darbas fun. O gerai, o tavo darbas ne fun? Aš būsiu atviras, mano darbas yra fun, bet sunku. Sunku, bet fun. Papasok šiaip žmonėm, kas tave galbūt pirmą kartą girdi, kokia tavo veiklos sritis yra, kuo užsiėmęs? Turinio kūryba turbūt vienareikšmiškai būtų, bet jinai susideda iš daug visokių dalykų. Ir iš kelionių, ir iš žvejybų, ir iš gaming turinio, gyvų transliacijų. Ko daugiau darai? Gamingo ar žvejybos, kaip pavyzdys? Kažkodėl visi galvoja dabar, sako, tavo gyvenimą užvaldė žvejyba ir taip toliau, bet... Daug turinio Taip atrodo. 10% mano gyvenimo užima žvejyba ir visa kūryba. Jo, arba reikia daugiau rodyti kitų dalykų, todėl nusprendžiau šiandien Lauriui, sakau, atvarysiu svečius, reikia kažką kitą parodyti. Šiaip tai kaip tik užbaigiant tą temą apie žvejybą, Andrius mūsų klausytojas rašo, kad jau ponas atlėkė. Tai klausimas būtų toks, žvejyba čia nauja atrastas hobis ar tiesiog užaugusi žvejyba? Man kaip žvejui jo žuklės kontentą įdomu pasižiūrėti, kad ir kokias žuveles gaudo.
Ačiū už klausimą. Ir tai vaikystės hobis. Tai nuo kokia, nežinau, 8 metų iki 14 gan intensyviai žvejojau, krikšto tėtis išmokė, variau, tada mokykla jau stipriau prasidėjo, vidurinė, univeras, į užsienį žvejyba dingo. Ir grįžus galvoju, kažką reiktų padaryti turinio. Ir galvoju, žvejyba gal visai. Ir kabinos. Žiūri žmonės šiaip? Turinį, ta prasme. Kaip vartoja tavo turinį? Ar priima teigiamai? Teigiamai priima. Ir aš žiūriu ir kitus. Žiūriu, ko trūksta rinkai. Bandau tą parodyti. Ir stengiuosi nestandartinės žvejybos išvaryti. Vat, su Lietuvos ežerai varėm su valtim didžiulį šamą, pagavau, kur laiskaup sistemos. Tai visi to skirtingus stilius. Daug žvejų užsivaro į vieną stilių ir jie gyvena tam stiliui. O tai gerai, negalėčiau. Ne dar, bet yra vienas. Reikia Ispaniją tūną pagauti. O klausyk, tai šnekė apie turinį, kurį tu vis ieškai, atrandi. Kaip manai, kokio turinio šiaip Lietuvoje trūksta pagal tave? Kokią analizę atlikęs, kokio turinio trūksta? Aš manau, kad trūksta originalaus turinio kažkas susijusio su entertaining, nes daugelis pradedančių youtuberių, pradedančių turinio kuriejų labai žvalgosi į tos, kas jau kažką yra padarę, pasiekė ir bando daryti tą patį. Kopijuoti, ne? Kaip ta scena tokia nuvalkėta patarlė, nereikia išradinėti dviračio, bet patobulinti dviratį galima visokių bajeriukų, tik tą patį turinį originaliai tikrai galima pateikti ir nereikia stengtis daryti, ką kiti daro. Šiaip tai, perinant prie to tavo kito turinio apie transliacijas įvairiausias, iš karto Gytis mūsų klausytojas sako, ėjau, ar galėtų su jumis pasisveikinti kaip Ruomis? Nu sveikai, Ruomijos jau kapinė nebebus, žinai, jau padėjau tašką ant to personažą, bet dar žemaitišką galim pasirokauti. Kas šitas Ruonis yra? Ne Ruonis, Ruomis, Romuks, bet tai... Jis gyvena GTA realybėje. GTA realybėje. Tai vad ir papasako dar. Tai mano kanalas išgarsėjo su GTA Roleplay, kur yra kuriamas turinys, kur tu susikuri personažą. Tai kaip spektaklis, filmas, tu tiesiog įkūniji personažą, jį vaidini su kitais žiūrovais, žaidėjais, improvizuoji situacijas, kurie. Ir jo, būtent šitą personažą, kaip klausia Gytis, tai padėjau į lentyną prieš keletą savaičių, nuo jo kanalas prasidėjo, 4 metus puikiai gyvavo, bet aš jaučiu, kad išsisėmiau, tai nenoriu jo nuzulinti. Ne, jis pareigūnas. Tai taip. Bet nenorėjau, žinai, nuzulinti, tiesiog norėjau, kad nuliptų aukštam taške nuo scenos ir yra kitų personažų. Kalbant apie tavo transliacijas, kokį didžiausią donatą esi gavęs? Donatą? Jo. Mane šitą klausimą jaunuoliai klausė, kai dabar buvau vaikų stovyklai pakalbėti. Tai turbūt aš jeigu bijau, visi mėgsta apie pinigus. Man atrodo, aš pasakysiu, buvo galbūt apie 800 ar 1000 iš vieno žmogaus vienu kartu. Tai čia turbūt didžiausias. O per transliaciją? Asmeninis. Per transliaciją gal koks 1000 yra buvę susidarę. Čia tiesiog aš norėjau, kad tai būtų... Bet čia kai buvo pykas, bumas ir viskas. Bet daugiausiai esu surinkęs virš 4000 per transliaciją ir vienas žmogus yra įmetęs 2000. Tai bet ten labdaringa transliacija buvo, Telšiuose buvo šeimyna, namas buvo sudegęs, pasitikrinau info, skambinau, žinai, gaisrinės visur, kad nebūtų koks skemas, nes buvo parašę žinutę, bet gaisrinė Telšių patvirtino, kad taip sudegė tas namas. Tai surinkom apie 4000, man atrodo 3800 buvo, tai tos pinigėlius visus išsiuntėm jiem. Aš paklausiu to klausimą apie pinigus vien dėl to, kad tai būtų argumentas kažkam gal vyresniai kartai, kuri dar bamba, kad iš tokios veiklos nelabai pragyventi. Tai vyresnė karta, tai jau yra, turėčiau sakyti, mano karta, jo. Kiek tu metų, Simai? 36 ir bambėti, kad kažkas kažką su gamingu daro, kai mes visi jau su gamingu užaugom, tai gamingas bus. Mūsų dalis, mes jau su juo ir numirsim, mes būsim pensininkai, mes dar gaminsim. Kiek uždirba šiaip streameriai? Visi, manau, skirtingai, priklausomai nuo kokio... Pakankamai uždirbu, kad gerai gyvenčiau su savo šeima. Bet su Žiguliu važinėjau. Šiaip su Žiguliu važinėjau. Bet aš manau, skirtingai visi streameriai uždirba priklausomai kokio amžiaus yra auditorija ir tokie partneriai, tokie rėmėjai ateina ir jeigu vyresnė, tai gali daugiau. 5000 eina uždirbti per mėnesį. Gal po mokesčių darbo idėjas. Po mokesčių. Vien tik iš streaminimo tikrai ne. Nu iš donato aš kalbu. Iš donato? Ne, žinokit, ne, aš sakyčiau, 1000 tikrai galima turbūt pasidaryti. Į mėnesį. Jo, žiūrint kiek streamini ir kaip entertainini savo žiūrovus, bet aš sakau, aš kuriu dar ir video už kadro ir tokius, ir dar klientams video filmuoju, tai dar emailai, tai visi kiti dalykai ir taip toliau. Užbaigsi Žigulio projektą kada nors? Greičiausiai planuoju, žmona pakišo mintį, kad daryti private turinį kokius metus laiko kontribekams, kontribik jebrai ir tos kontribijai suaukotus pinigus naudoti tik Žigulio restauracijai pilnai ir galbūt po metų paleisti visą filmą jau visai publikai viešai. Tai čia toks spoileris, koks planuojamas kontentas. Už metų toks filmas visas. Apie tai vis pabendravome vietoj Žigulių, man vis tiek automobiliai, kadangi arčiausiai širdies. Tai ką, Bernai, šiaip tai užbaigiant visą šitą pokalbį, tai dar kur tave, Simai, galima rasti, kur žmonės gali tave pamatyti, išgirsti, pačiupinėti gal? Instagrame, TikTok'e, YouTube'e. Svarbiausia daryti su klaidom,
gramatiniam ir kitas tas Tai kanalas. prašau, svarbiausia. Daryti. Ir daryti trumpuoji. Ir lankyti dar yra. Tai lankyti yra kanalas YouTube, kur viskas, kas nesusijęs su gamingu. Apie kelionės tenai tu ten nemažai Jo. yra. Ta pati žvejyba tikriausiai. Ta pati žvejyba, kelionės, va šitas epizodas. Norėjau sakyti, kaip savo pirmės tam ir jūs ten pateksi dabar, tai jo, toks, kas nesusijęs su elektronika ir gamingais, eina į šitą kanalą. Geras. Ačiū Simai, Simas Amžius, Šiaip, svarbiausia daryti, taip. Pastatom į nepatogią staciją. Lauksim kvietimo į kokį CESO turnyrą pažaisti ir mes norėtume išbėgti į aikštelę. Negaliu gal dar sakyti, nežinau. sakyk. Bus vienas, turbūt labai didelis Tai Lietuvoje du norintys Tai yra sakyk. jau į Tai žvaigždžių negaliu. mačą. Negali. Bet bus. Tai mes lauksim kvietimo. Gerai. Gerai, sutarėm. Bus. Klausytojai, po trumpos reklamos iš karto 3 auksiniai. Kas juos išrinko? Simas išrinko. 3 paršiukai? Ne. Čia mes. Ne, Simas šį kartą išrinko 3 auksinių datą ir jis, būtent jam davėm tą išsuktą auksą ratą, jis išrinko 2003 metų balandį. Jo, tai 3 auksiniai iš to laikotarpio kviečiame likti kartu su Power ir nieko nepabėgti. 3 labai geros dainos. Palauk, tai dabar 3 dainos, jūs duosit žiūrovam balsuoti? Ne, tiesiog jie dabar klausys be reklamų, be jokių kalbų. Tai 3 dainas. 3 dainos ir visos tokios, kur, labai nice. Ir dar skuteriukas ant pačio galo. Kuri daina? Marija. Skuteris. Marija, I like it loud. Nice. Tai va. Vyrai sakė, tuščiom negaliu ateiti. Ui. Kad saulės akinių nebūtų per mažai. Palauk, man dar įrašinėjo kamerą, paskui mama. Rokas ir Laurinas. Geras, kaip fainai. Tau, mam. Mama. Tai aš pats visai su kitais akiniais atvariau, sako, kokius čia akinius susidėjęs. Man blogą reklamą padarysi. Imk šitos, eik pas vyrus su šitais. Darysim pas Simo mamą. Palauk, visiems savo akinius. Ne, neturiu akinių, žinokit. Lauris sakė, pas konkurentus kaip tik nusipirkti. Kaip tik reikia, būtum dieną anksčiau prašęs. Gerai, ačiū tau labai. Smagu, kad atvarei. Labai nice. Tai dabar aš jūsų paklausinėsiu. 3 dainas gros, tai aš turiu laiką. Jo, davai, važiuojam. Tu Sound of police. Tas bičas pas mus čia už Mano paspirtukas murgę sėdėjo, jo. Ačiū, kažką supakavo rimtai? Tai pareigūnas su seniu tokiu eina. Ai. Taip ir norėt paleisti. Nu bet čia palanga, čia palangoje, tai aš manau labai... Šiaip pirmą kartą. Šitokio Visas 2 turinio. savaitės pirmą kartą pravažiavo. Nes išgirdo baudinių bairių, kuriuos nubausti reikia dabar už tai. Bet yra buvę ir muštynių čia. Ryte. Mūsų gladiatorių kautynės vyko. Nu tai Oi, varyk. žiūrėk, va, mes ten matomės. Taip. Aš tai nežinau, kokių klausimų paklausti. Man pirmas klausimas yra, kiek jūs naudojat kaip laidos vedėjai, kiek jūs naudojat šitų pultų? Maksimaliai. Ai, tu viską išnaudojat? Kasdieną mes tuos faderius stumdom, čia yra pavyzdžiui telefonijos, jeigu mes norim suklausyti, su tavim pavyzdžiui. Yra eteris, kur yra dabar šiuo metu eterio garsas eteryje, mikrofonai, svečio mikrofonai, efektai, kiekvienas turi savo šitą. Tai Kiek yra buvę, kad mikrofonai pakelti į viršų ir jūs į eterį, ką nors pasako? vieną ir buvę. Aš dar nekaltas esu. Dar ne? Dar galėsim išvesti rokelį. Bet ką tik prieš, kai aš atėjau, sakei žodį vieną įdomų. Tai aš žinau, kad dar buvo išrinkti. Bet jau ant ribos. Tai gali tą istoriją papasakoti, ar ne? Ten buvo Pavario gimtadienis, 20 jubiliejus, simboliškai sudegiau ant pačio gražiausio momentą. Atėjo mano kolega ir mes tą dieną buvom leidę, davę klausytojams, kad jie darytų visą playlistą. Jie mums siunčia į Messengerį, kadangi mes sekam visą informaciją Facebook'e, siunčia mums į Messengerį dainas ir mes patys dėliojam viską pagal juos. Ir aš Rokas buvo pabėgęs, Slabakas išsigando darbo. Aš likau vienas, dirbu dėliojotas, nes ruošiuosi eterių žaidimams klausimus, galvoju, atėjo mano kolega Edgaras iš popietės. Sakau, kaip sekasi? Sakau, Supratom. Jo, ir atbėga mūsų direktorius mojėdamas rankom, atsidarau Messengerį, mūsų sako, hebra, išsijungia mikrofonus, ir aš toksai, Dar Laurinas sveikino su paskutinė darbo diena irgi. Sakė, kad sveikinimai tipo jau viskas. Jo, viskas labai ramiai. Nes taip žmonės galvoja. Baudos gavai? O radijos stotis gavo baudos? Šiaip ne. Ne? Ne. What? Šiaip komisijos stebi mus, klauso. Aš galiu šiaip pridėti, kad aš pats dar buvau, kaip Norvegijoje tada buvau, kai išgirdau, atsisukau tą vietą, kur tu sufeilinai, tai realiai jinai girdėjosi, bet turėjai labai įsiklausyti. Nes ant dainos. Ai, ant dainos buvo, ir nebuvo nepilnai į kalba. mikrofą turbūt Jo. kalbėjo. Tai čia dar išgelbėtas. Nu tai, nice. I like O to tau live sėkmės dangerously. patiriant šitą. Man, žinai, geriau gal nereikia. Yra tam tikrų dalykų, kur nereikia. Radio Jo. pavedėjom, tai čia yra tokia, tikrai. Košmaras. Jo, didelis feilas. Jeigu įdomu, tai va čia yra mūsų programa visa, tipo, ką mes matom. Jo, nes aš dabar stoviu ir žiūriu, man atrodo kaip Vinampas. Modernesnis vienam. Tai taip. Premium versija. Čia va, esmė yra tas žalias stulpelis, kai eina daina ir va, mums yra laikmatis, kiek liko dainos. 9:30, 9, reiškia, mes jau skaičiuojam laiką. O čia yra visas, šiaip mums programa viskas sudėta, dabar pavyzdžiui, jeigu Rokas atidarytų šitą vat kalendorių
kalendorių, ten yra iki šeštadienio jau sukrauta visa muzika. Nu, tarkim, nueičiau dabar į... O jūs patys dėliojate, ar turite Ne, programos va. režisierių? Ar Va, ne, programą penktadienį dabar nuėjau, o matai, penktadienis jau viskas jau sudėta yra. Kas po ko? 1 valandą nakties, 1:30, nu, tipo, gros va šitas dainas. Šiaip mes pildom grojaraštį patys, tai yra Saulius, mūsų direktorius, jis deda naujas dainas, o algoritmas sukrauna viską pagal dažnius įvairiausius. Dainos turi kategorijas A, B, C, New Music ir taip toliau. Ir pagal tai tiesiog randam išmėto, kad jos neužknistų ilgai klausančių ir kad spėtume viską išgroti. Tu balandžio mėnesis mūsų svečio Simo Anužio, žinoma dar youtuberio, svarbiausia daryti išrinkta data ir... Pasirinkimas. Eina savo. Aš nežinau, kodėl skuteris kiekvieną kartą, bet tiek jūs užsikūrėte, tiek ir mūsų pašto dėžutė ir šiaip ir patys mes čia Palangoje labai gerai leidžiam laiką. Skuterio Marija dabar eteryje baigė groti, Black Eyed Peas, Shut Up buvo ir What He The Magic Ir čia. Key. Thank Tai you! iš pradžių nesupratau. Jie girdi. Va. Ir visas eteris girdisi, visi, va, sėdi. Elena jau savo darbus atliko. Jau viskas. Viskas dabar matot, kaip yra įgaunamas įdegis. Jau eisi prie jūros. Manau taip. Gali tavo žiūrovai parašyti, kas yra geresnė Lietuvos Tu nesigaudai, ne, kad jis iš Klaipėdos, kad rašys Neptūnas. Tai gerai. Ne, tai mano žiūrovai, žinok, nebus. Nemanau, kad jie bus palankus man. Būtent, aš ne jo klausiu, žiūrovų, kad parašykite komentaruose. Tu dabar regiono kažkaip vis varai, ne? Aš mačiau iš tavo. Regioninės arba NKL varžybos, ten daug didesnį derbį yra negu LKL. Aš vat iš tavo LKL story komercija, Jo, nuėjo, jo. žinai, po Aš iš komerciją. tavo story pamačiau, kad ten vyksta Ten reikalai. kovos. Tai žodžiu, mes, nu, bet ne vien mašinas, mes visą apie CS:GA GTA užsimenam, tai nes mums patiems tai įdomu. Tai koks klausimas? Tai kas geriausia Lietuvos krepšinio komanda? Praeitais metais gal jums pasisekė, bet aš manau, kad Užpėtais Kauno Žalgiris. pasisekė, Aš tu Kaunė. vargšas. Kitus. Tai va, čia 3 stovi, vienas iš Klaipėdos, iš Vilniaus ir iš Kauno. Nu tai va, tai Aš žinau, kas komentaruose laimės. Įsiaiškinkime, kas laimės. Nu tai sveiki. Pamatysime. Sveiki. Ačiū, taip, Kauno Žalgiris. Tai Šitą galėsi iškirpt. iškart sakau. Neiškirpsiu. Tai gerai, ačiū Kebrai, kad pasikvietė ir varau aš dar pasižvalgyti po Palangą, kad jau esu. Čia burėką gal kokį? Gal? Kur čia Paulius parašė? Tai kai sutapimas Paulius, kur aš gyvenau Vilniui, klausosi Powerių ir girdi mane būtent toje vietoje, kur aš gyvenau Vilniui. Nu, nice, linkėjimai Pauliau. Nu viskas, gerbėmieji vizitas. O, palangiškių muzikėlė. Man atrodo, šitie akinukai bus geriausi. Mama sako, nu pasikeis, dabar ramiau, sako, grįžai iš Power Hit Radio studijos, gali pasižiūrėti. Manau, išsirinkau gerus. Gerai, Kebrai, iki kitų video ir susitiksim greitai.